Gydytoja Ingrida Ivanciūtė, estetinės odontologijos centro Vivadens vadovė, sako, kad jai labiau patinka europietiškas konservatyvesnis požiūris į dantų balinimą, negu amerikietiškas, kai bet kokią kainą norima siekti akinamo dantų baltumo ir tobulos, ko ne dirbtinės šypsenos. Odontologė, pati teikianti dantų balinimo paslaugas, vis tik esanti už tai, kad būtų kuo minimaliau liečiamasi prie dantų, jei tam nėra tikrai būtino reikalo. Juk ne visiems tas dantų balinimas ir tinka, o be to yra ir kitokių būdų šypsenai ir veidui gražinti, patarė gydytoja. Dantis atbala nuo 1 iki 9 atspalvių. Balinant su lazeriu kartais būna iki 9 atspalvių, nedažnai. Lietuviai vidutiniškai atbala kokie per 2-4 atspalvius. Prieš balinantis dantis reikėtų tikrai ateiti pas odontologo konsultacijai, kaip šiuo atveju mes matome, čia yra padarytos gleivinės aukščio korekcijos, dantis tarpusavyje yra tam tikroje harmonijai, koks jo aukštis turi būti tam tikras jo plotis. Šitoj skaidrėje mes matome, kad centriniai dantis yra per trumpi ir čia buvo padaryta ant priekinių 4 dantų gleivinės aukščio korekcijos su lazeriu ir mes matome, kaip tų dantų estetika pagražėjo, kokie pasidarė daug gražesni ir jau po to žmogus gali balintis dantis. Tai va ta paruošiamoji procedūra čia buvo burnos ertmės higiena ir gleivinės aukščio korekcija su lazeriu. Čia mes matome tarpus tarp dantų ir vien tik tai balinimo galėtų būti mažai, kad norėtume išgauti tokią tikrai natūralią, gražią šypseną, tai tos tarpus reikėtų uždaryti. Tai pradžioje dantis buvo atbalinti, o po to estetinio plombavimo būdu pagal tam tikras harmonijos taisyklės jie buvo restauruoti ir matome tokį, sakykime, puikų rezultatą tiek balinimo, tiek estetinio plombavimo. Čia mes matome, kad buvo restauruoti kandamieji kraštai. Jeigu pats žmogus norėtų balintis, tokius dantis tikrai labai nerekomenduotume, nes matome nudilusius dantis, tai tokie dantis tikrai galėtų būti jautrus. Tai rekomenduotume balintis odontologo kabinete, kai balinimo želė dedama tik tai iš priekinės dantų pusės ir po balinimo kabinete jau galima būtų restauruoti kandamosius kraštelius. Vien tik balinimų tokiam žmogui tikrai būtų mažai. Čia mes turime tetraciklinius dantis, kai vaikystėje buvo gertas tetraciklinas, kai dar dantis formavosi ir jisai nusėdo danties audiniuose giliai, dėl to realiai neatbala su balinančiom pastom tokie dantis. Dėl to vienintelis praktiškai būdas atbalinti tokius labai tamsius dantis, tai yra dėti arba laminatės ant priekinio danties paviršiaus, arba estetiškai plombuoti. Reiškia kažkokią tai dalį danties emalio pašalinti ir po to ant viršaus labai minimaliai invazyviai uždėti arba laminatę, arba plombinę medžiagą. Ir tokios procedūros tikrai labai sėkmingai yra daromos Lietuvoje. Ir čia matome irgi minimalią invaziją, kai nors ir dantis galėjo būti atbalinti ir jie būtų buvę balti, bet tie tokie juodi trikampiai tarp dančiuose, tos juodos neigiamos erdvės vadinamos odontologų, tai jas reikalinga uždaryti, ne tai, kad reikalinga, bet galima uždaryti, labai minimaliai prisiliečiant prie dantų, tik šiek tiek pašiurkštinant emalį ir uždedant plombinės medžiagos labai nedaug. Ir mes matome tikrai puikų rezultatą. Dantis balinti mėginta dar antikoje. Kai kas tam naudodavo netgi šlapimą ir jie buvo netoli tiesos. Moksliniai tyrimai parodė, kad šlapime yra karbamido peroksido, kuris ir šiandien naudojamas dantim balinti. Nors balinimo metodai šiais laikais ištobulėjo, tačiau cheminės medžiagos galinčios paveikti danties emalį, kad jį nubalintų, išlieka tos pačios. Ir įspėjimai, kad galima ne tik padėti, bet ir turbūt kažkiek pakenkti. Taip yra atlikti tyrimai, kad yra emalio pakitimai, bet kaip sakiau, Austrijoje tie buvo atlikti vienos universitete tyrimų ir buvo atlikta, kad realiai balinimo produktai šiek tiek emalį pažeidžia. Ir tas pažeidimas priklauso nuo vandenilio peroksido koncentracijos, nuo trukmės, kurią laikome ant dantų. Tai pagrindiniai tokie buvo kriterijai ir už tai buvo ta sukurta lazerio sistema, kad pagreitinti buvimą danties to želė buvimo danties laiką. Ir dabar kaip galima sugrąžinti tuos emalio pakitimus. Tie emalio pakitimai yra realiai grįžtami. Tai yra, reikia remineralizuojančių medžiagų. Remineralizuojanti medžiaga yra fluoro preparatai. Odontologo kabinete odontologai tikrai tą naudoja. Po balinimo procedūros deda fluoro aplikacijas, tam, kad ta remineralizacija įvyktų kuo greičiau.
O jeigu žmogus pats namuose balinasi dantis, tai tikrai rekomenduotume įsigyti natrio fluorido skalavimo skysčių ir su juo skalauti, kol balinasi dantis, burnos ertmę. 0,02 procentų arba 0,5 procentai natrio fluorido. Kai kurie žmonės ir dantų gydymo specialistai įsitikinę, kad balinimas lazerių kabinete yra mažiau pavojingas nei namuose. Gydytoja Ingrida Ivanciūtė sako, kad saugesnis už kitus šis būdas yra todėl, kad nors ir cheminių medžiagų koncentracija balinant lazerių yra didžiausia, tačiau pati procedūra yra daug trumpesnė, maždaug per valandą dantys išbąla, kai tuo tarpu namuose chemikalai dantis veikia kelias ar keliolika naktų. Kuo trumpiau chemiškai veikiamas danties audinys, tuo mažesnė rizika pakenkti, teigia gydytoja. Dauguma reklamų žada, kad jau vien naudojant balinančias dantų pastas dantys spindės kaip perlai. Tačiau laukti stebuklo iš pastos gydytojai tikrai nepataria ir sako, kad tai irgi tėra mitas. Tos, kurios yra vaistinėse, jos yra visos aprobuotos ir tikrai kenksmingumo jos neturi ir jo su jomis galima valytis tiek, kiek pageidaujate, tai nuo to per daug neatbals, kenksminga nebus. Rekomenduočiau neprisirišti prie vienos pastos, dėl to, kad jinai veikia tik tai vieną dalyką. Ar jinai ten turi fluoro, ar neturi. Ta prasme, jinai veiks truputėlį specifiškai, ta viena pasta. Jeigu mes keičiame pastas, mes turime platų spektrą, gali gleiviniai viena pasta būti tikti labiau, kita kitiesiems danties audiniams. Tai jos yra skirtingos ir aš siūlau irgi keisti vis karts nuo karto tas dantų pastas, bent jau kelias, kad vienoje vietoje neužsistovėti. Dėl dantų balinimo procedūrų taikymo vaikams turi vienareikšmišką nuomonę. Realiai literatūra rašo, kad tikrai nerekomenduojama, kad rekomenduojama nuo 14 metų, bet man būnant Amerikoje, tai rektorius tas, kuris nuo 89 metų balina, jisai sakė, kad vaikam galima balinti ir jie ten balino 4 metų mergaitį ir labai gerai viskas atbalo. Bet aš nesakyčiau, kad reikėtų balinti vaikam, kad jau nuo tokių mažų dienų vaiką pradėti kišti mūsų savo visuomenės rėmus, kad kažkokie stereotipai, labai balta šypsena ir taip toliau. Tai dar nors vaikai pas mus būna natūralūs, kiek įmanoma.